Šiandien buvo tokia užklausa, kaip padidinti saugumą esamų durų arba žaliuzių, atidaromų žaliuzių. Tai siūlomas toks variantas. Yra pridėdama strypinė spyna. Jinai pagal mūsų labai saugyta spyna. Jinai bus valdoma iš vartų arba nuotolinio valdymo pultelio. Ir susideda iš dviejų dalykų. Iš vienos dalies, kuri prijungta prie elektros, tai čia jinai stovės ant staktos. O šita dalis tuščia jinai stovės ant varčios. Ir šiandien būtent žmogus uždavė klausimą, kad jeigu jie, kadangi stakčiai varta ne vienam lygyje, tai šiek tiek galima pridėti kažką, kad išlyginti tarpusavėje šitos dalykus. Arba prie šitos dalies. Svarbiausia, kad jie būtų taip vienam lygyje. Tai dabar padarėm vienam lygyje, padarėm, kad būtų tarpas tarp apie 3 mm, pajungiam prie elektros ir dabar įjungiam tą spyną. Matote? Atidarysim. Išlindo strypas ir jis uždarė tą spyną. Noriu pabrėžti, kad įkišti atgal šitą spyną neįmanoma, net ten yra specialiai blokuojantis mechanizmas. Ir dabar galima atidaryti tokiu būdu. Viskas spyna atidaryta. Galime ką dar padaryti? Taip, noriu pabrėžti, šitą spyną, jinai valdoma iš vartų pultelio arba nuotolinio pultelio su pagalba tokio specialaus imtuvėlio. Specialus imtuvėlis buvo prašymas nustatyti taip, kad su vienu uždarai, su kitu atidarai. Arba 2 kart paspaudė. Atidarai, uždarai ir su to pačiu uždarai. Tai reiškia, šitas imtuvėlis, taip vadinamas, ir šitą spynelį gali veikti nuo 12 arba 24 voltų, ko ypač labai gerai vertinama. Tai dabar dar kartelį. Šitą spynelį turi dar uždilsimą. Įsivaizduokim tokį dalyką, kad žmogus perjungė ten uždilsimą į 6 sekundės, išėjo, durys užsidarė, po 6 sekundžių automatiškai užblokavo. Tai dabar dar kartelį parodysiu. Puikiai veikia.